konferencijoje komandos treneris Aidas Dambrauskas. Kristaps Zelmė šiandien, kaip jau minėjau, pakruojo komandos vartuose ir įdomi yra šio vartininko istorija. Sezoną jis pradėjo kaip treneris. Surblys pats pavojingas smūgis. Kamuolys nuo žemės skrieja į Kristapo Zelmės rankas. Ernestas Viliulis dabar pradeda savo komandos ataką. Labai greitas žaidėjas, sakyčiau, apskritai vienas. Pavojingai atiduoda kamuolį į baudos aikštelę. Ten nedaug trūko, jog Vaidas Viktoravičius būtų galva. Taip ir daroma, tačiau kamuolys atsiduria tiesiai Kristapo Zelmės rankose. Ir dar viena Krojos komandos ataka. Stiprius ir itin taiklius smūgius vartininkai dažniausiai nieko negali prieš pastatyti. Pastaruoju metu komandos draugai, kalba apie Mažeikių komandą, dažnai ieško priekyje Vaido Viktoravičiaus į rungtynių pradžioje muša ir baudinius. Dabar pavojinga situacija ir Kristaps Zelmė po ilgesnės pertraukos rimtai įsitraukia į žaidimą. Gali būti labai pavojingas smūgis į vartus ir Kristaps Zelmė dabar gelbsti. Pakruoja nuo įvarčio, jei nebūtų pagavęs kamuolio. Ten jau buvo Mindaugas Grušauskas, visiškai laisvas ir buvo pasiruošęs pataisyti komandos. Jo perdavimas į priekį gali būti pavojinga, smūgis ir kamuolį gaudo Kristaps Zelmė. Dabar jau reikia gintis.